told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. Just keep me by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Išmanioji lankstinukų nešiojimo sistema. Robotukas. Šiandieną turėtų būti pati karščiausia visos kelionės diena kol kas. Oro temperatūra turėtų šilti iki 26 laipsnių. Jau dabar yra 24, o dabar tik truputį po 10. Ant saulės iš viso rodo įspūdingus 39. Nu, tikrai šiandien pasikankinsiu, nes tikrai nebus pavėsi. Iki Lenkijos sienos liko maždaug 300 km. Tikiuosi už kelių dienų pasiekti jau, nes kažkiek jau truputį pabodo tą Lenkiją, norėtus pakeisti viską. Gerai, kad bent yra keli debesėliai, bo aš sudegčiau. Geras. Fazanai. Įdomu, pabėgo iš kažko ar? O čia keli. Geras. Štai tokia Lenkijos gamta. Geras. Pirmą kartą mačiau fazanus gamtoje. Įdomu, jie čia natūraliai gyvena ar tiesiog pabėgo iš kažkur. Geras. Dar Lenkijos kažkur pievose.
Jo, ir tai kažkas mano kaiminystai. Kas tai įdomu galėtų būti? Kažkodėl manau, kad šernas koks. Gerai, reikia bandyti ilsėtis. Čia pilna uodų dabar. Joks paslaptingas gyvūnas šiąnakt manęs taip ir neaplankė. Esu beveik tikras, kad tai buvo šernas. Buvau su tokiu garsu susidūręs prieš kelis metus, kaip keliavau su dviračiu į Rygą, ties Šilutę. Irgi buvau apsistojęs panašioj pamiškėj. Taipogi pakankamai blogos žinios iš orų pranešėjų. Skelbė, kad apie 12 valandą prasidės audra. Žaibuos, griaudės. Tad manau, reikia kuo greičiau susirinkti daiktus ir skubėti, pabėgti. Gal mums pavyks? So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but I'll see it through. Lenkija yra viena labiausiai tikinčiųjų šalių Europoje. Netgi 80% šalies gyventojų išpažįsta Romos katalikybę, kas būtų vos ne 30 milijonų žmonių, tikrai didelis skaičius. Netgi pati Lenkijos vyriausybė teikia dotacijas bažnyčiams. Praeitais metais Lenkijos vyriausybė skyrė apie 330 milijonų eurų. Mažose miesteliuose aš pastebėjau ant namų sienų, žmonės laiku iškėlė vėliavėles su bažnyčios motyvais, taip išreikšdami paramą bažnyčiai. Nuvažiuoti apie 800 km. Mano naujas rekordas. Iki Čekijos sienos liko apie 100 km. Ko gero pasieksiu tik tais šeštadienį ryte. Po to kažkiek pavažiuosim ir sekmadienį ieškotis reikės, kur montuoti šitą video. Kol kas minasi gerai, jokių problemų nėra, jokių skausmų nėra, kas mane truputį stebina. Nuovargis truputį, bet suprantama, miegu palapiniai dažniausiai. Reikia eiti ilsėtis dabar ir pažiūrėti, ką mums duos rytojus. Garsas grįžo.
Sakiau, kad šernai. Kas kitas galėtų būti? Ar žinote, kad bičių medus iš esmės yra negendantis maisto produktas? 1922 metais medus buvo surastas faraono Tutanchamono kape. Tai yra manoma, kad ten buvo daugiau negu 3000 metų. Nors tikslus medaus amžius nežinomas, tačiau yra galvojama, kad jisai buvo laikomas kaip auka. Įdomiausia tai, kad šitas medus vis dar buvo valgomas. Visai įdomus faktas, sakyčiau. Vėl užklupo lietus mus. Už mano nugaros matote Zvaci bunkerį, esantį pietų Lenkijoje. Jį 1939 metais pastatė Lenkijos kariai kaip dalį tvirtinimų komplekso. Tuo metu buvo tikimasi galimos Vokietijos invazijos į Lenkiją. Bunkeris yra skirtas 5 karių įgulai ir turi 2 šaudymo angas. Labai skubant, bunkeris nebuvo užbaigtas laiku iki prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir taip niekada nebuvo naudojamas kovose. Tikrai įspūdinga. Aš nežinau, ir Lietuvoje turim tokių. Vos už 952 km nuo Kauno. Štai, mes pagaliau jau Čekijoje. Tenais, kur tie pastatai, tenais yra dar Lenkija. O maždaug tie, kur žmonės eina, ten va Čekijos siena. Aplinkui žaibuoja, griaudi. Reikia susirasti prieglobstį, kol dar ne per vėlu. Važiuojam toliau. Įveikus mums 970 km, mums pagaliau pavyko atsidurti Čekijoje. Štai viešbučio kambarys. Vonios kambarys. O dabar aš eisiu montuoti šitą video. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Taipogi, jeigu jums patinka šitą kelionę, galite ją sekti mano Instagrame Aurusk. Visa informacija bus video aprašyme. O dabar iki susitikimo kitame video.